Na, dabar turbūt visi vyrai, kurie žiūrės šitą video, labai ant manęs užpyks. Bet, mėly kolegos, vyrai, aš irgi vyras, nepykit, bet visi vyrai yra melagiai. Ypač pavasarį, kai hormonai siautėja ir kai, žinot, tas, kai, atšyla oras, pakyla noras. Mes vyrai, mes visi melagiai. Ir labai geras yra pavyzdys iš gamtos. Tai yra, paukštis, kuris nori poruotis, ne? Pas jį gražios plunksnos. Pažiūrėkit, gamtoj visos patelės tokios pilkos, ten, žodžiu, tokios neįspūdingos, ne? Bet jau patinai, tas pačios antys, povai, tai ten jau padėk Dieve, tik tais plunksnos blizga, tik tais katų, šokiai potė estrada. Ir mielos merginos, moterys, nepasiduokit. Nepasiduokit, vyras prišnekės bet ką, prižadės bet ką, raitysis visom kryptim kaip tik įmanoma, kad tik gaut paganyt driežiuką urvelyje. Bet čia va postas. Vyras, su kuriuo maždaug pusmetį susirašom, susitikom vieną sykį ir jau po pirmo susitikimo siūlo važiuoti kažkur su nakvyne. Ir, žodžiu, čia įdeda citatų iš jų pokalbio. Žodžiu, akivaizdžiai bičiukas nori urvelio. Oi, kaip nori, net raitosi. O jūsų, mielos merginos, pareiga neduoti. Neduoti ir netapti pigia prostitutė. Tai yra, žinot, reikia susipažinti su žmogum. Jeigu jisai nori tik tais su jumis, kai sakant, permiegot, ir čia vat, man reikia, žinok, su kūnišku artumu, normalugi. O kaip nepabandžius sužinoti, ar tinkam vienas kitam? Ta prasme, va čia vyriškio žodžiai. Kaip čia to suderinamumo neegzistuoja. Niekados nebus to jau lytinio suderinamumo, seksualinio suderinamumo. Tai yra mitas. Ir jeigu mergina, moteris pasirašo tam jau patikrinimui, Dieve brangus, čia yra tiesiog pigi prostitucija. Ir paskui yra netgi ne vienas postas. Susitikom, pradėjom draugauti ir atšalo. Taip, jis atšalo, ko jam dar kaitintis, tai jau tu viskas, jisai gavo, ko norėjo. Jam nebėra ko prieš tave draskytis. Jis jau kainą sužinojo, tavo kaina yra ten, sakykime, 3 pasimatymai, 3 rožės, 2 kavos puodeliai ir torčiuko gabaliukas. Tavo kaina. Ir jisai gavo. Viskas. Puikiausiai. Ir jis pas tave eis su 3 rožėm, 2 kavos puodeliais ir tortuku. Kiekvieną kartą, kai užsimanys, nugręš driežiuką. Tai ne. Jūs turite susipažinti su žmogum. Ir jeigu jisai tik tais per lovą nori pažindintis, tai tegul ieško ten Tinderyje, kur ten rašai, kad Tinderyje, ne, jo, Tinderyje, tai tegul jis ieškosi tų, kurios atsiduoda už kavos puodelį su torčiuku. Vyras turi būti išbandomas kokius metus laiko. Metai yra labai geras toksai ciklas. Metus laiko pradraugavot be sekso ir pamatysit visas jo, kai sakant, pusės. Ir su plunksnom, ir be plunksnų, ir, žodžiu, susipažinsit su žmogum. Ir jisai be abejo susipažins su jumis. O va tada jau kuriam šeimą.
ir yra šansas, kad bus kažkas tai gero. O taip, nu, kai šeimos pamatas yra per dubens kaulo sritį kuriamas, ne? Tai yra šeimos pamato kūrimas iš tikrųjų. Tai jisai taip ir stovi. Su tuo pačiu kvapeliu, ne? Kuris ten ties ta zona būna. Taip kad neparsiduokit, merginos, nepasiduokit ir neparsiduokit. Pigia prostitutė būti lengva ir paprasta, bet tikrai neperspektyvu. Tai tiek. Vyrai, visi vyrai meladiai. Mes visi vyrai meladiai. Mes povai. Su labai gražiom plunksnom ir labai labai norintys patikrinti, ar tinkam vienas kitam lovoje.